Kuprinių svoris yra iš tikrųjų didelė problema visose mokyklose. Mokinys 1-4 klasių eidamas į mokyklą susideda visą savo gyvenimą į kuprinę. Vadovėliai, pieštukai, flomasteriai ir kitokie daiktai. Spintelės gelbėtų tikrai mokinius nuo per didelio svorio kuprinėse. Deja, iškyla kitos problemos, finansinės problemos. Norint nupirkti spintelę į klasę, reikia mokyklai nemažai investuoti, gal netgi imti paskolą. Tėveliai iš tikrųjų nėra linkę pirkti spinteles, prisidėti pinigais prie spintelių įsigijimo. Taigi, vienintelė išeitis mums buvo sumažinti mokinių kuprinių svorį, tai nuomoti spinteles. Ir atsiradus galimybei nuomoti spinteles, iš tikrųjų mes galėjome tėvams ramiai pasiūlyti už prieinamą kainą to, ko jie pageidavo. Tai yra spintelės vaiko daiktams saugoti, mokinio daiktams saugoti ir iš tikrųjų tėvai yra patenkinti. Mokykloje buvo daiktų saugojimo problema, ypač vyresniųjų klasių mokinių, kurie iš tikrųjų nepatikėdavo savo daiktų mūsų rūbinėms, nenorėdavo jų nešiotis kiekvieną dieną namo ir atgal. Ir tikrai turėjome labai daug tėvų pageidavimų, kad mokykloje atsirastų vieta, kur vaikai galėtų saugiai palikti savo daiktus. Mokiniai tikrai yra labai patenkinti. Jie mano, kad spintelės pasiteisino ir iš tikrųjų jų gyvenimas palengvėjo. Jų kuprinės palengvėjo, jų rūpestis pasirūpinti savo daiktais per kūno kultūros pamokas iš tikrųjų sumažėjo. Naujovių nereikia bijoti. Ir tikrai rekomenduočiau išbandyti. Mes galvojame, kad spintelėms vietos neturime, kad mūsų koridoriai per siauri, kad iš tikrųjų bus įsilaužimų, kad bus kažkokios tai netvarkos, bet visų tų problemų mes išvengėme. Aš labai rekomenduoju mokykloms pasiūlyti tėvams dar vieną daiktų saugojimo būdą mokykloje. Pas mus išliko ir rūbinės išliko, ir pakabos klasėse išliko, bet atsirado dar viena galimybė patenkinti tų norus, kurie visą laiką norėjo spintelių.